Antras ant laužo gyvas pasirodymas K2 komedy klube. Antras pasirodymas su keturgubai daugiau žmonių. Darom dabar į Karo akademiją prisiduoti ir tada po Karo akademijos varysim į Kazlų Rūdą, į poligoną, žodžiu ruoš. Žingsnis atverti duris Emiliui buvo lengvas jums ar sunkus? Man Emilis yra kaip grafitis ant tilto. Reikia pašalinti. Tai tau jis gali patikt, gali nepatikt, bet jis yra, suprantate. Pirmas įspūdis buvo tas, kad savo turinio formatuose, kai esu daręs 10 minučių Marko kažkur jau subinę rodyti. Vėjas jaučiu pučia, ne į maikus, bet apsaugų nepaėmiu vėl. Oi, atsiprašau, šiais mažas. Aišku, man svarbiausia buvo maistas, žinai, šlaviausia ant maisto buvau susifilmavęs. Jo, aš žiūrėjau medžiagą filmuotą, taip išalkusio žmogaus aš nesu matęs gyvenime. Gali pasimti su savimi šitą? Pasim. Blemas, aibys. Gan sotų. Neatsimenu, kada daržovį tiek suvalgiu per kartą. Aš 6 ryto keltis, man, ta prasme, aš dar prieš 3 mėnesius keldaus 4 dienos. Dabar aš 6 ryto atsikeliu, aš absoliučiai nesuprantu, ar aš sapnuoju, aš net įsigandu, aš atsikeliu. Karo akademiją atsikeliu. Tokį laiką monsterį gerčiau normaliai atsikėlęs, tipo, iš savo režimo. O koks tu mokykloj buvai? Ką žinau, gan biški neklausiau, kiek aš mokyklų pakeičiau. Gan biški neklausiai? Ja, gal 5 mokyklas iš viso pakeičiau. Pulkininkė, jūs koks buvot mokykloj? Tai toks truputėlį kartojimasis gausis, jeigu aš pradėsiu. Bet aš čia prie to ir linkstu. O, atrodo, insultą gausi. Neatsimenu, kad tie kardio reikia daryti paskutinį kartą. Čia kardio skaitas. Aš bėgu, aš girdžiu ausyse savo širdį. Man kažką ten tas instruktorius rėkia ir jis tiesiog juda jo lūpos. Ir aš girdžiu. Ir jis kažką rėkia. Čia klazona, čia gali pailsėti. Ir pasirodo, neveikia klazona. Taigi jie taimino, jie su chronometru buvo. Emilis Jokubas, specialusis karys. Mano šūkis. Ginti, saugoti, ilsėtis.